Juk šiuo metu pragyvenimo lygmuo ir Kinijoje yra pakankamai stiprus. Pakankamai pakeltas, aukštokas, iškai, rimtai kalbant. Iš kur ta savikaina tokia nedidelė? Pasirodo, rupūžėlė tai mano miela. Jie stato robotais iškai dirbančius fabrikus. Žmonės nukreipia vidiniai infrastruktūrai tvarkyti, dėl to ten yra tiltai, ten yra keliai, ten yra viso kavelnio daroma, reiškia, o fabrikuose pradeda gaminti visą procesą, visą, reiškia, gamybos procesą kontroliuoja dirbtinio intelekto valdomi arba prižiūrimi robotai. Ir tai yra ateitis visam pasauliu. Todėl problemos jau esu sakęs, 90% žmonių, kur reikės dėti. Reikia performuoti visą tai. Kai kas sako, kam reikia sunaikinti. Yragi ta koncepcija, irgi pasaulyje. Robotizacija. Robotizacija labai greitai, per 10 metų turėtų įsigalėti labai rimtai, bet problema yra viena. Visada esu sakęs, problema yra viena. Kur dėti? Apie 80-90% žmonių. Nes jie nebeteks darbo. Robotai gali daryti viską. Na ir sakykime, kontroliuojami dirbtinio intelekto, programas ir taip toliau panašiai, ir išlaidos mažesnės, ir kiti dalykai. Jis gali dirbti porę parą. Šitas fabrikas, sakykime, kuris gamina kokius nors, pavyzdžiui, pieštukus, ar ne? Kam ten žmonės reikalingi? Ne? Va šitoj vietoj. Kur dėtų žmonės atleistus? Ne visi yra talentingi ir kūrybingi tiek, kad galėtų užsigimti, reiškia, kūrybą, talentų, savo, reiškia, išvis panašiai ir toliau. Ne. Kur dėti juos? Į virtualią erdvę? Ne. Ne. Ten nereikės tiek. Ir nereikia. Dabar tai yra poreikis ten tokių. Atsiras, aišku, vienas kitas naujas profesijos variantas. Problema yra tame. Ir tos valstybės, kuriuose labai galingai pilno žmonių, sakykime, gyventojų tankis yra didelis, turi vienokią problemą. Tos, kurios tankis yra mažas, turi kitokią problemą.